Klausyk, mes turim pašnekėti apie šią didelę, keistą ir nesuprantamą slaptį tarp mudviejų. Nes aš nebegaliu gyventi šitoj pilnos nežinomybės juodojoj skylėj. Ant vandens paviršiaus pradėjo kilti keisti, prieštaraujantys savo klausimai. Nors iš esmės jie savo neprieštarauja. Jie prieštarauja man ir mano būviui. Ir aš tarsi žinau, jog jie perdėti ir kad atsakymas į juos visad bus ne. Aš esu Ieva, visuomet ją buvau, visuomet ir būsiu, liksiu. Tačiau, kaži kaip, kuo toliau, tuo labiau pradedu kvestionuoti savo egzistavimą. Bet visgi jaučiuosi gerai. Tarytumei migla, kuri balta skara buvo paklojus mano smegenis, atslūgo ir aš ir vėl. O gal pagaliau galiu mąstyti mintis, kurios turi prasmę, kuriomis galiu vestis kelią savo po kojom. Ir jei čia ne aš ir ne mano mintys, džiaugiuosi, jog galiu gyventi per tave. Nors ir retai kalbame apie tai, tačiau dažniau nei kartais mes turime didžią pareigą kitų žmonių atžvilgiu, kurią privalom vykdyti nepaklausti. Mes privalome sustabdyti kitų idiotizmą. Manęs juk nieks nestabdė ir aš pripažįstu, jog tai ir mano kaltė, tačiau taip pat kaip mano, ji yra ir tavo. Tu galėjai pakeisti mano nelemtąją, lemtingąją būties pabaigą. Juk gal nebūčiau tapus idiotė. Ir tai yra Vilniaus prakeiksmas, pilnai pasiglemžęs mano sielą. Velnių virusas. Manytum, jog tik velniai pasigauna velnių virusą, bet iš tiesų viskas vyksta atvirkščiai. Velniai pasiunčia savo velniukus, kurie kas be ko įlenda tau normaliam, doram pro akis ir pradedi matyti pasaulį kaip jie. Matai, kaip tave stebi. Visi ir viskas jie stebi. Nes tu tapai velniu. Jie žiūri į tave ir mato velnio išperą ir po truputį atvaizduose tu taip pat pradedi pastebėti, kaip po biškį morfuojasi į debilą velnę. Ir iki kol tas mažas velnysta, iki kol tu leisi tam mažam marinuotis tavo akiduobėse, tol ir liksi su pistu velniu, kuriam smirda iš burnos ir kur sugeba tik šikti dorų žmonių akis. Pakaks, užteks. Šalčio kruopas narstos palei painotus vingius, po savim jau nebežiūrint, smelkia smėlis į batus. Narstos svetima žmogysta, kuri nori rasti pastovius namus. Krekždės krepžda,
krebžda, krebžda. O vietos čia aš vis dar nerandu. Ant rankos paviršiaus iškilo naujos raukšlės, kitaip tariant, nauji vingiai, kurie man sako, nes jie kalba, jie man sako, kad šiandien jau tavęs nebesutiksiu. Nuostabu. Vis dar nedrįstu pakelti savo žvilgsnio iki tavųjų žiburių. Sugebu tik po tavosiom kojom žiūti, kaip viskas keičiasi. Nes prieš tai dalinomės ilgesingai žvilgsniais, slėpdami savas intencijas. O dabar pasiliko tik ilgesingas noras pažvelgti viens kito akis dar kartą. Tačiau šį kartą, jei pasiduosime, manau, susprogsime. Na, bent aš. Nes šį kartą visas tavas menkai paslėptas intencijas žinosiu, taip pat kaip tu žinosi manąsias. Nelemti virpesiai ir vibracijos palikę gilų antspaudą, o juk ir aš likau viena, bet tai visiškai nieko nereiškia. Nieko nereiškia.